Lietuvos inžinerinės pramonė ir sektorius yra vienas svarbiausių, sakykime, ekonomikos sričių Lietuvoje, kuri kūrė didelę vertę ir neša naudą visai Lietuvos ekonomikai. Inžinerijos pramonės sektorius sugeneruoja 22% Lietuvos eksporto. Dėl to mums ir kilo mintis pasakyti ačiū tiksliųjų gamtos mokslų mokytojams, kurie rengia ir ruošia ir motyvuoja vaikus rinktis inžinerinės profesijas. Ir šio renginio tikslas buvo apdovanoti geriausius Lietuvos matematikos, fizikos, chemijos, informatikos, technologijų ir STEAM centrų mokytojus, pasakant jiems ačiū, atkreipiant dėmesį, kad jų profesija yra labai svarbi. Šie mokytojai kūrė Lietuvos ekonomikos ateitį. Iš tikrųjų, tai yra labai gražus įvertinimas kasdienio mokytojo darbo, kuris neša kaip kruopelę žinias. Tai yra puikus renginys pastebėti mokytojus, kurie aktyviai dalyvauja įvairiose veiklose, tokia kaip STEAM veikla. Šis renginys yra motyvuojantis nesustoti, toliau siekti aukštesnių tikslų. Vaikams patinka, kai juos apdovanoja, mokytojams taip pat. Labai džiaugiuosi čia sudalyvavusi. Aš galvoju, kad tai yra labai svarbi ekonomikos dalis ir tas STEAM-as kaip integralaus ugdymo sritis turėtų būti dar labiau akcentuojama mokykloje. Manau, kad tokie renginiai yra reikalingi, nes jie suburia pačius geriausius ir galime mokytis vieni iš kitų.